Action. Labas vakaras, bachūrai. Čia aš, Sriubiaus košmaro pavaduotojas. Kadangi jūs su manim susipažinote, tai aš dabar jums papasakosiu jo Sriubiaus naujus faktus. Nu ką, jisai Vilius Sriubinis, kitai vadinamas, apsikirpo plaukus. Apsikirpo, kitaip apsikirpo ir dėl to apsikirpo jisai, nes jo plaukuose buvo spermas dahuja ir jisai atrodė valiukui seksualus labai. Tai dėl to jisai, tai jisai pakeitė savo plaukų, savo plaukų stilių pakeitė. Ir va, aš duosiu kitiems faktų rinkėjams pasakyti žodį. Dabar aš norėčiau pakalbėti apie tą duką šūdėdį pidarasą. Jisai jau šimbalgo viską šalia. Sperma, koklitus, koklitai yra šūdai, žinai, atliekos tokius pidarasiškas. Ir šį kartą aš čia originalus daiktas. Tas mano pavaduotojas biškį lėvai kalba. Aš čia viskas, ar to vopši vienas daiktas. Aš dabar kalbėsiu lietuviškai. Ir pavarysiu taip, kad apie pidarą, kad tas Olevičius prisa iš visas pusės. Per nosį, per burną, per visur. Vopši, aš jums pasakysiu taip. Į mano, nežinau, kas ten tokie faktų rinkėjai, vopši, jį piso per visas pusės. Jisai eina ten dirba, jisai atstatus tą savo šiknė. Tik. Gal išmeta jam ten šimtinę, kokie 110 ir eina jisai namo, ne? Kai įlenda į tą mašiną, nuvažiuoja į aerodromą, tai ta mašina tikriausiai, kai hidrodraulikai, žinai, tudik, tikriausiai originaliai hidrodraulikai. Nu, tai žinot, ką aš sakau, ne? Aš nežinau, kada jisai baiginėjo jau gruzinam šitą pardavinėti. Vat aš labai norėčiau sužinoti. Vopši, va taip, vieni tokie draugelį mano. Prieina papisai, žinote, nu, ne ta, kad papisai, bet prieina, pakalba su jais, eina ten, žinote, visus pinigus paima, jam dvacoką išmeta, nusiperka su telefoną, daką, nu, žinote. Po to nueina į kompinės, pavaro, nu, ir vopši, va taip paskui. Jam išmeta tą dvacoką, nuperka čipsų, atsigert ko nors ir eik nahui. A jisai po to sako, draugelį, duok man pažaisti. A jam sako, eik tu nahui, neturi pinigų, neturi draugų. Vopšim viso gero.